Sveiki. Šiandien mūsų universitete neįlinis įvykis. Pas mus atvyko kraujo donorystės centras. Ir paklauskime pas pačius mūsų studentus, kaip jie jaučiasi tapę kraujo donorais. Sveiki. Labas. Kaip jaučiatės tapę kraujo donorais? Labai gerai. Tikiuosi kažkam padėjau. Ar buvo baisu? Ne, baisu tikrai nebuvo, nes nei skaudėjo, nei nieko. Labai malonu gydytojai. Labai patiko. Ir ar ėjote dėl kažkokio atlygio, ar ką nors gavote, ar šiaip, kad išgelbėti kam nors gyvybę? Jokio atlygio, kaip prisakyt, man pačiam nereikėjo, ne dėl to tikrai jau. Tik tai tam, kad padėt kažkam, galbūt, man atrodo, kažkam išgelbės gyvybę ir padės pasveikti. O ką gavote? Gavau pažymėjimą, leidimą, kuris man, kad daviau kraują, tapau donoru. Tai va. Ir keletą suvenyrinių dovanų. Gerai, ačiū. Visą gerą. Taigi kalbiname dar vieną studentą, kaip jis jaučiasi ir kokie pojūčiai. Kelintą kartą buvote duoti kraują? 7. Ir kas skatina jūs tiek kartų tapti kraujo donoru? Manau, geras darbas, kurį padarau kiekvieną kartą duodamas kraujo, tai gali išgelbėti gyvybę arba padėti pasveikti. Tai tiek. Ir ar toliau eisite? Taip, būtinai. Ir kaip manote, kiek dar kartų tai truks? Manau, kokius 33 dar. O kodėl būtent 33? Na, nežinau, gražus skaičius. Gražus skaičius? Nes dar 40 kartų davus kraujo galima gauti pensiją valstybinę, kaip tai ir skatina O mane. tai yra įmanoma? Taip. Ką galėtume pasakyti kitiems studentams ir apskritai žmonėms, kurie dar nebuvo duoti kraujo? Na, manau, tai nieko baisaus nėra duoti kraujo, tai yra labai kilnus poelgis. Tikrai neskauda, nieko baisaus nebūna. Labai daug mitų prisiklausęs esu, kad kažkas ten nualpsta, tenais išstorėja, po to suplonėja. Viskas netiesa. Tai tiek. O koks jausmas, kaip jaučiatės? Dabar jaučiuosi labai gerai. Jaučiuosi padaręs gerą darbą. Nesilpsite? Ne. Gerai. Tada sveikatos jums. Ačiū. Buvo malonu. Ačiū.